Sveiki, esu Greta Bieliauskaitė. Prieš beveik mėnesį laiko baigiau vakarinius kursus grafinio dizaino. Paskutinis mano darbas buvo sukurti būtent prekinio ženklo The Stitch. Tai Stitch iš anglų kalbos išvertus reiškia dygsnį arba siūlę ir geriau įsižiūrėjus į patį logotipą susidaro įspūdis, lyg jis pats būtų išdygsniuotas. Taip pat jis yra ryškus, gerai matomas bei šiuolaikiškas. O trumpai kalbant apie patį prekinį ženklą The Stitch, tai greitosios mados pasekmes jaučia tiek mūsų planeta, tiek jos yra matomos daugelio iš mūsų spintoje. Nekokybiški, iš sintetinių medžiagų, prastai pasiūti pigūs drabužiai, kurie apsivelkami vos keletą kartų, galiausiai atsiranda sąvartynuose. Tad pagrindinis The Stitch tikslas yra prikelti jau tuos nebenešiojimus drabužius antram gyvenimui, juos persiūnant, naudojant tekstilės atraižas ir sukuriant naują vienetinį ir išskirtinį gaminį, taip mažinant vartotojiškumą. O kairėje pusėje galite matyti, kaip galėtų atrodyti siuntų dėžutės. Taip pat etiketė drabužiams ir būtų naudojami du logotipo variantai, tai tamsusis mėlynas ir šviesusis rožinis, priklausomai nuo pačio fono spalvos, ryškumo, intensyvumo, šviesumo. Pasirinkau šiam prekiniam ženklui pastelinės spalvas, todėl kad manau, jos yra pakankamai ryškios, tokios žaismingos, nuotaikingos ir tikrai atkreipiančios dėmesį. Tad epilog šriftas naudojamas antraštėms bei pavadinimams, o Works Sans Light pastraipoms bei tiesiog smulkesniam tekstui. Abu šie šriftai yra sans serifiniai, todėl yra gerai skaitomi ir modernūs. Čia matote socialinių tinklų maketą, tai rinkausi naudoti geometrinės kampuotas figūras, todėl kaip ir mes visi žinome, pats siuvimas iš savęs reikalauja daug tikslumo ir man šios figūros kažkaip asocijuojasi su lyg tai būtų pačios tekstilės atraižos. Ir tai matote vizitinės kortelės pavyzdį ir čia būtų plakato maketas. Tai taip pat komponavau nuotraukas, tas pačias geometrinės figūras ir tekstą tarpusavyje, taip išlaikydama vientisumą su socialinių tinklų maketu. Tai ačiū labai visiems už dėmesį. Norintys su manim susisiekti, kontaktus galite rasti apačioje ir gražios visiems dienos.